Sveiki, gerbėmieji žiūrovai, dar viena mūsų laida. Šį kartą kalbėsimės, tai bus top 10 daržovių. Daržovių ir dar priedo salotas taip pat priskirsime prie daržovių. Negaiškime laiko, nes mano laidos pradėjo tęstis labai ilgai ir aš nežinau, ar jūs turite tiek laiko, iš karto pereiname prie biznio. 10 vietoje bus morkos. Kuom morkos ypatingos? Žinoma, jūs turbūt ir patys žinote, morkose pilna beta-karotino. Beta-karotinas labai sveika mūsų kepenims, praktiškai valo mūsų kepenis. Ir morkos tuom jos ir geros, kad jos turi tą kaip detoksifikacijos priemonę. Šiaip iš morkų galima išspausti šviežiai spaustas sultis, bet tik šviežiai spaustas sultis. Aš nerekomenduoju gerti pasterizuotas sultis, tas, kurias galima nupirkti parduotuvėje. Jeigu jos šviežiai spaustos, pilnai rekomenduoju, nešviežiai spaustos visiškai nerekomenduoju. Taigi iš morkų galima išspausti sultis ir gerti. Tokiu būdu jūs pasisavinsite labai daug, reiškia, beta-karotino. Ir kaip detoksifikacijos priemonė bus tiesiog superinė. Bet jeigu pas jūs problemas su kepenim, patarčiau šį gėrimą. Bet vienas dalykas, jeigu valgysite daug morkų, būsite šiek tiek toksai geltonas. Nuo to niekur nedingsite. Bet iš tikrųjų tai yra tiesiog labai stipri apsauga nuo oksido ir iš tikrųjų tokiam šiek tiek geltonam būti sveika. Gal net pastebite pas mane šiek tiek ir geltonumo atspėdis, nes aš valgau labai daug beta-karotino. Gerai, negaiškime laiko, einame į 9 vietą. 9 vietoje bus saldieji pipirai. Kuom saldieji pipirai gerai? Saldieji pipirai gerai, kad jie turi įvairių atspalvių. Galima nupirkti geltoną, galima nupirkti raudoną, galima ir nupirkti morkovą, galima nupirkti žalią. Visokių atspalvių ir reiškia kiekvienas atspalvis, jeigu žinote, tai yra atskiras antioksidantas. Reiškia, kiekvienas atspalvis jūs kitaip apsaugo nuo oksido, kitaip apsaugo nuo ultravioleto ir tokia apsauga mums praktiškai būtina. Jūs turite būti atsparus blogoms gyvenimo sąlygoms ir dėja, žinoma, gyvenam dabar ne pačiose geriausiose sąlygose, viskas užteršta, viskas purvina, iš kitos pusės mūsų negaudo liūtai. Su to susitvarkime. Judame toliau. Toliau aš norėčiau pažymėti svogūną. Kuom svogūnas geras? Svogūnas yra labai skanu. Svogūnas puikus dalykas, apsauga reiškia nuo peršalimų visokių ir šiaip stiprina imuninę sistemą, kas yra labai svarbu ir labai gerai. Taip pat svogūną aš patarčiau pirkti spalvotą. Taip, nes vėlgi paminėsiu, kuo įvairesnė spalva jūsų maiste, tuo daugiau jūs būsite apsaugotos nuo blogų gyvenimo sąlygų. Nuo ultravioleto, nuo oksido, nuo senatvės, nuo senėjimo, nuo nutriušimo, nuo vėžio ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, pirkite spalvotą svogūną. Aš perku raudoną, dar yra fioletinis, yra visiškai baltas, yra geltonas. Galite net pamaišyti, būtų labai geras variantas. Toliau judame bus burokėliai. Reiškia, kuom burokėliai gerai. Burokėliai savame suprantama vėlgi spalva. Aš netgi nesigilinu, kokių tenais tų vitaminų ir taip toliau. Šiaip burokėliai, tenais yra visas multivitaminų kompleksas, bet visko po trupučiuką, kaip šiaip ir visose daržovėse. Iš burokėlių galima taip pat išspausti šviežiai spaustas sultis, vėlgi rekomenduoju tik šviežiai spaustas sultis. Tai būtų super dalykas, nes tokiu būdu jūs galėtumėt pasisavinti labai daug. Kiek jūs galėtumėt suvalgyti burokėlių? Turbūt 200 gramų. Kiek galėtumėt išgerti burokėlių sulčių? Pusę litro drąsiai, pusę litro burokėlių sulčių bus daugiau nutri elementų, kurie jums labai sveika. Tai reiškia, ir burokėliai dar žinoma, kad yra sveika taip pat kraujui. Tai visokiojopai praturtins jūsų ir imuninę sistemą, ir kraujospūdį, ir viską, ir taip toliau. Judame toliau. Saldžiosios bulvės. Kuom ypatingos saldžiosios bulvės? Saldžiosios bulvės taip pat turi labai daug beta-karotino. Bet nelyginkime jas su morkom. Jos yra kur kas geriau negu morkos. Kadangi jose dar yra labai daug visokių kitų nutri elementų. Morkose pagrindė beta-karotinas. Bet, reiškia, bulvėse yra, reiškia, daug visko daugiau. Yra ir kalcis, yra ir, reiškia, vitaminas C. Ir dar daug dalykų. Be to yra, reiškia, regionai, pavyzdžiui, Kinijoje, kur žmonės maitinasi pagrindė vien saldžiom bulvėm. Ir kas labai įdomus dalykas, kad tie žmonės ganėtinai sveiki ir ganėtinai ilgai gyvena. Kiek jie valgo saldžių bulvių? Jų, reiškia, mityba
sudaryta vos ne 90% iš saldžių bulvių, tai patys pagalvokit. Dar vienas dalykas, saldžiosios bulvės, jos galite pirkti ne ekologiškas, jos savyje viduje turės labai nedaug, reiškia, toksinų. Ir šiaip aš patarčiau pirkti amerikietiškas, nors galima gauti ir kinietiškas, bet su Kinija reikalas tame, kad Kinija labai užteršta šalis. Kaip aš jas gaminu, su jom galima gaminti praktiškai viską tą patį, ką ir su paprastom bulvėm. Nu, aš nesu bandęs daryti cepelinų, bet aš įsitikinęs, kad vėliau ar anksčiau atsiras gudročių, kurie ir tai padarys. Ir tame nebūtų nieko blogo, manau, tik tai pliusas. Labai skanu paprasčiausiai pasikepti ant keptuvės. Tada gaunasi, tos bulvės gaunasi lyg tai karamelinės. Bet mano mėgstamiausias būdas tiesiog įdėti į orkaitę, aš perpaminu per pusę, papuškiu šiek tiek aliejaus ant viršaus, įdedu į orkaitę, kažkur pusvalandukas ir gaunasi mišmaš, labai skanu. Taip, judame toliau. Toliau būtų grybai. Na, jūs turbūt žinote, gyvenu Airijoje, dėja čia tokių labai gerų grybų su žiburiu nerasi, per kur, reiškia, čia yra jie užauginti fermose, bet aišku, aš jums patarčiau, jeigu jūs gyvenate Lietuvoje, gauti normalių, tikrų grybų, kurie auga miške. Miškas nėra sugadintas, taigi ten dirva nėra sugadinta, jinai labai turtinga visokiais mineralais ir miške užaugia grybai, visokie baravykai, voveraitės, visi grybai. Jums labai sveika, labai praturtins jūs mineralais, viskuo, ko jūsų organizmas reikia. Bet žinoma, reikia tos grybus mokėti dar ir pasigaminti. Nes, pavyzdžiui, išvirti grybus ir po to nupilti vandenį, reiškia, visus mineralus jau iš karto nupilam, tuom, kuom geri grybai. Po to, reiškia, užkonservuoti, dar kokio velnio tenais įvaryti. Jeigu jūs pirsit iš parduotuvės, tai tenais gali ir chemikalų būti visokių privaryta. Tai jau tokie grybai nebus labai jau sveika. Patarčiau šviežius gaminti arba užsisūdyti. Bet kokiu atveju stenkitės nevirti ir nenutileinėkite vandens, nes tokiu būdu jūs atsikartysite tiesiog visko, kas čia yra gero. Judame toliau. Čia bus jau 4. vieta. Špinatai. Na, turbūt kiekvienas esate girdėję, kad špinatai sveika. Iš karto jūs įspėsiu, kad tai yra visiška tiesa. Ups, nenustebinau, bet aš ir nesiruošiu jūsų stebinti praktiškai, kas dėl daržovių, ką jūs be padėsite ant šito stalo, sveika. Čia jau visai kita tema, reiškia špinatai. Kuo jie geri? Detoksifikacijos priemonė, vitaminas A, vitaminas K, vitaminas C. Tenais daug visko, jeigu jūs įvesit, pavyzdžiui, pasitikrint, kas bus, pavyzdžiui, per 100 gramų špinatų, jūs pastebėsit, kad lentelė užsipildys ne tiek jau daug. Bet reikalas tame, kad 100 gramų špinatų tai bus tik tais 1% jūsų dieninės normos kalorijų. 1%. O visko užsipildys, sakykime, vitamino A, tikriausiai bus užrašyta 100%, kas yra šiaip netiesa, ir vitamino K irgi nebus 100%. Tai irgi netiesa, nes kadangi iš žalumos mes pasisavinam ne tiek jau daug viso to velnio. Todėl būtina žalumos valgyti daug. Pavyzdžiui, špinatų aš patarčiau ką daryti. Šiaip aš nepatarčiau daryti salotų špinatų, kartais gal, nes jums reikia velniškai daug viso to reikalo. Aš patarčiau bedaryti smučius, suplakti, taip pat patarčiau garinti, reiškia, gaminti ant garų arba pakepti, kad jisai būtų kuo mažiau užimtų vietos jūsų skrandyje, kadangi jums tikrai labai daug žalumos reikia suvalgyti. Aš rekomenduočiau 1–1,5 kg suvalgyti žalumynų per dieną. Tai jeigu jūs norite pabandyti suvalgyti 1,5 kg špinatų per dieną, čia yra 200 gramų. Jūs nors maždaug įsivaizduojate, kiek yra žolės. Jūs negalėsite to padaryti, bet jeigu jūs paversit viską į smučį, arba nugalinsite, arba pakepsite, tai tiesiog bus viena lėkštutė. Tai galės padaryti bet kas. Be to, nepamirškite, galite daryti sultis, irgi labai lengvas būdas gauti viso to, ko mums reikia. Gerai, judame toliau, negaiškime laiko. Šparagai. Šparagai yra tiesiog dasis fantastiš. Patarčiau valgyti praktiškai kiekvieną dieną. Kuom šparagai ypatingi? Praktiškai multivitaminų kompleksas ir, reiškia, yra tokių labai svarbių vitaminų kaip vitaminas B9, kuris mums labai svarbus. Taip pat šparagose yra fosforas, daug, reiškia, tiesiog daug visko. Šparagai, vėlgi, puikiai detoksifikacijos priemonė, netgi nuo šparagų gali būti nemalonus kvapas jums iš burnos, nes jūsų organizmas tiesiog valosi. Su kuo aš patarčiau, kaip juos patarčiau gaminti? Aš labai mėgstu, pavyzdžiui, juos gaminti, pakepti ant griliaus. Aš turiu tokią, reiškia, keptuvę, kaip grilių ir, reiškia, aš jas šparagus apipurškiu šiek tiek aliejumi ir grinai pakepinu ir man labai skanu yra, žinoma.
su mėsa arba žuvimi. Ir tada, jeigu jūs valgote būtent su mėsa arba žuvimi, visi tie nutrielementai, kurie yra šparagose, jums labai puikiai įsisavina jūsų organizmą. Ir būtent jūs to ir norite. Dėl to būtinai pats geriausias būdas būtų, reiškia, steikas pakeptas su kraujeliu ir šparagai. Jūs tiesiog pratursinsite savo organizmą visko ir geležim ir reiškia būtent to vitaminų B9 ir taip toliau. Tiesiog būtina, aš patarčiau šitą valgyti kaip būtinas dalykas. Judame toliau. Toliau reiškia būtų, angliškai vadinasi kale, jeigu jūs matysit parduotuvėje, tai žinokit, kale tai yra, reiškia, kopūstų lapai dar vadinami lietuviškai. Vėlgi, patarčiau savaime suprantama pirkti ekologiškus, nes šis dalykas antiek tapo populiarus, kad tiesiog fermeriai labai purškė visokiais pesticidais, kad jie greičiau augtų, tokiu būdu jie mažiau įsisavina į save, reiškia, visų tų nutrielementų ir kitas dalykas dar, kad jie labai tampa purvini. Reiškia, kuom yra tas kale, kuo tie kopūstų lapai tokie ypatingi. Jie ypatingi, reiškia, juose yra labai daug vitamino K ir mums reikia labai daug vitamino K. Kuo vitaminas K yra labai ypatingas? Jisai valo mūsų arterijas. Jūs turbūt esate girdėję, kad dabar tiek problemų užsikimša arterijos, širdies infarktas, mirtis. Tai va šitas dalykas valo jūsų arterijas. Valo jūsų arterijas, padeda pašalinti, reiškia, bereikalingą kalcį iš jūsų arterijų. Ir taip pat labai sveika jūsų kepenim, puikiai detoksifikacijos priemonė. Ir dar papildomai, ką galiu pridėti, žinoma, ir tenais yra ir kitų visokių vitaminų, reiškia ir vitaminas C, ir vitaminas B9. Labai daug vitamino A taip pat. Ir jeigu jūs žinote, vitamino A yra 200 rūšių. 200 rūšių, taip kad kiekviena rūšis, pavyzdžiui, tiek mėsoje, tiek beta-karotinas yra šiek tiek skirtingas ir mums reikia labai daug ir visokio vitamino A. Taigi vėlgi čia daug labai vitamino A ir čia ne beta-karotinas. Reiškia, štai, ir ką aš dar galėčiau pasakyti, kad reiškia, būtent šitas salotų lapai dar, reiškia, taiso mūsų DNK. Jeigu esate apie tai girdėję, reiškia, tai irgi svarbus dalykas, ypatingai jeigu jūs nenorite greitai senti, norite jaunai žvaliai atrodyti, aš jums duodu garantiją, valgykit šitą dalyką, jeigu ne kiekvieną dieną, aš patarčiau, nors jau kas antrą dieną, po 50 gramų, jūs atrodysite jaunesni, negu jeigu jūs šito nevalgytumėt. Labai patarčiau, rekomenduočiau, čia buvo antra vieta. Judame toliau. Ir pirmos vietos aš neturiu ant stalo. Negavau ekologiško šiandien ir neekologišką dėję šito dalyko neperku, tai būtų brokolis. Nenustebinau turbūt apie brokolį, jūs tiek jau daug girdėjote, toks yra, taip sakant, užknisęs ta daržovė, jos praktiškai neįmanoma valgyti, visi nuo jos vemia, bet tai velniškai sveika, nes daktarai sako, dietologai sako, kuomgi tas brokolis dabar sveika, taigi vitaminas C, savame suprantama. Jeigu jūs galvojat, vitaminas C, tai aš galiu tiesiog vieną tabletkę išgerti ir viskas, tai kam man dabar tą brokolį varginti? Galiu pasakyti, kad tabletėse vitamino C iš vis nėra, čia yra išsigalvojimas, čia vienas dalykas. Bet apie vitaminą C surenksime atskirą laidą. Antras dalykas, mums vitamino C reikia kiek įmanoma daugiau, jisai yra vitaminas, jisai apsaugo nuo praktiškai visko. Jeigu jūs sergate, pas jūs automatiškai nepakanka vitamino C, automatiškai. Tai viena iš priežasčių, kodėl jūs pastoviai sergate. Valgykite brokolį. Sakyčiau, dieninė norma būtų apie 100 gramų brokolio, reiškia, nors jau 50 gramų. Na, žinoma, nebūtina kiekvieną dieną. Kaip brokolį pagaminti? Brokolį galima garinti, brokolį galima naudoti salotas žalią, brokolį galima kepti. Ką aš darau? Aš mėgstu kepti brokolį. Ir aš tiesiog pamaišau, matote, kiek viskas gulit, aš tiesiog viską paimu. Viską gražiai į keptuvę, kažką tai ant griliaus. Jeigu viską dėsite į keptuvę, tai gausis didžiulis mišmaš ir labai ilgai gaminsis. Dėl to tai ne pati geriausia mintis. Pavyzdžiui, aš iš karto šparagus, grybus ir, reiškia, saldžiuosius pipirus padedu ant griliaus kepti ir visą krūvą dar daržovių įdedu į, reiškia, savo keptuvę kepti ir
Dar papildomai ir sulčių išsispaudžiu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, naudokite brokolį, raskite būdą, kaip jį gaminti. Dar kom brokolis yra įdomus labai. Šiaip brokolis dar yra ir įdomus dalykas, kadangi jeigu jūs valgysite negamintą brokolį ir pagamintą brokolį, tai jūs valgysite praktiškai dvi atskiras daržovės. Kaip tai gali būti? Gaminamas brokolis išskiria visiškai naujus vitaminus, visiškai naujus nutrielementus ir tai papildomai mus apsaugo nuo vėžio, kaip ir brokolis save bando apsaugoti nuo jį žudančios karščio, taip jis išskiria, reiškia, tuos nutrielementus, kurie mus po to apsaugo nuo kenksmingų gyvenimo sąlygų. Tai tuo baigsime mūsų laidą, būtinai subscribinkite mūsų kanalą ir susitiksime kitose laidose.